Kolegos, šiandien mes valgysime. Lietuva nėra didelė šalis nei savo plotu, nei gyventojų skaičiumi, nei valstybinės sienos ilgiu. Kiek daugiau negu 1700 km saugantis pasienio apsaugos pareigūnai laisvai kiekvieną dieną gali skirti 15 minučių, nulėkti iki artimiausios kavinės ar kebabinės ir numalšinti alkį. Tačiau ką reiktų daryti, jeigu mūsų valstybinė siena būtų kone 5 kartus ilgesnė, kaip pavyzdžiui Mongolijoje. Gyventojų skaičius praktiškai toks pat, o teritorija daug didesnė, didžioji dalis Mongolijos sienos kirtimo punktų nedirba tiesiog dėl infrastruktūros trūkumo. Taigi pasieniečiams į budėjimą išvykti tenka jau kelioms paroms. Ir čia jau be sauseko neišsiversi. Šalies, kurie turi praktiškai tiek pat gyventojų, tik tai didesnė sienos teritorija, Mongolijos pasienio apsaugos 24 valandų davinys. Kartoninė dėžutė tikrai pamanyčiau, kad čia viduje turbūt arba batai yra, sprendžiant iš kamufliažo turbūt kariniai batai arba kažkokia tai elektronika. Matome Mongolijos sienos apsaugos herbiuką, čia kažkoks herbiukas velniai žin koks, užrašas turbūt kas čia yra tokia parašyta. Dėžutė tai tokia, visiškai batų dėžė, jinai nepatvari. Niekai papildomai neuždaryta, kartonas glensinis, blizgantis toks, slidus. Kitoje pusėje viskas užrašyta viena kalba, mongoliškai. Matom, kad davinys galioja 1 metus. Bendra suma 4573 kilokalorijos, tai yra daugiau negu vakarietiškose daviniuose. Mažiau negu olandiškame su energetiniu moduliu, energijos moduliu. Bet daugiau negu standartiškam 3 amerikietiškose MR. Pakuotė nėra sandariai uždaryta ir užplombuota, kad būtų. Matom, kad jinai lengvai gali atsidaryti ir viskas gali išbyrėti. Keista, nes iš esmės, man rodos, mes neturėjom davinio, kuris taip lengvai būtų atidaromas. Visada atidarai ir tu matai, kad jis yra atidarytas, kad su juo galėjo kažkas tai kažką negero padaryti arba išimti ir kažko tai truks bendram komplekte. Ir jinai numatosi tikrai yra nepatvari. Šonai plyšta, paprasta picos dėžė, iš picerijos kaimo jinai bus patvaresnė. Atrodo tai įspūdingai, gražiai. Manau, kiekvienas mongolas gavęs tokią dėžę apsidžiaugtų. Bet užtat kas yra įdomu, tai kad viršuje mes turim štai. Bent jau lipnė juosta paimtų ir užklijuotų čionais. Ir jau būtų jisai šiek tiek sandaresnis, o šitas iš karto būtų kaip rankina. Ir turi tokį lagaminėlį, kaip loterijoje laimėjęs kokį nors, žinai, filę. Sveikinu tamsta, šiandien tu valgysi. Žiūrim, kas viduje. O, štai kaip gražu. Čia jau iš Rusijos. Zdėlina v Rusijai. Taip. Iš rusų mongolai perka tokį komplektą, viryklėlę, sauso kūro tabletės ir užžiebimo sieros juostelė. Ant sauso kūro tablečių yra uždėtas sieros ir galime lengvai užsidegti. Šiaip šaunus dalykas. Galėtai žignės megaz. Turime sausainukų, jie visi susitraiškę tokie yra. Hantai, bajalak, hajai alai. Čia maniau sultinys kažkoks, tai ten tikrai milteliai yra, bet čia yra hitstei čai. Nacionalinis patiekalas, turbūt jų yra 4. Brazil kofe. Kava braziliška. Čia yra paštetas. Ir žiūrėkit, pagal geriausias tradicijas, kur mes ispaniškam taip matėme, ne? Ant viršaus užklijuotas. Parašyta, kad padaryta Mongolijoje, bet man tai toks rusiškam matytas. Visi tie įpakavimai jau tokie, kaip rusiško davinio. Čia plovą turim. Bulatai hurga. Viskas parašyta mongoliškai. 3 pakeliai netgi kavos. 3 pakeliukai galėtukų. Hurdaštai. Hurdašmai. Gražiai viskas aprašyta, kaip turėtų atrodyti. Nupiešta labai apetitingai. Šokoladas, milk chocolate, golden gobi, Belgium quality. Belgiškas, negali būti. Oi, ir mūsų heiteris Kilgonis neapsidžiaugtų tokiu dalyku. Visada priekaištavom, kad nėra papildomų maišelio įsidėti. Tai va, mums iš supermarketo įmėtė maišelį. Ir iš vietinės kebabinės biškį servetėlių ir šakutė ir šaukštą. Pagal geriausias tradicijas šaukštas jau biškį lūžęs. Šakutė tokia, bet vis tiek turim ir šakutę ir šaukštą. Ir svarbiausia, taigi yra maišelis
susidėti šiukšliams arba ko nesuvalgiam, bet ko nesuvalgiam, taigi mes į mūsų prabangų prašmatnų čemodaną galim susikrauti. Štai tokį. Nekompaktiškas, bet toksai, velnė žinant, geriau atrodo palyginus su kazachstanietišku. Griozdiški tie konservai, bet matosi, jie visi skirtingi yra. Čia, man rodos, visiškai kažkokia mėsa. Čia su bulvėm troškinukas kažkoks, tai čia su grikiais mėsytė, o čia su ryžiais. 3 kavytės, nors maistai čia 4. Ai, dar turim paštetuką, galėtukų turim. 1 užkandukas kažkodėl tai. Bet neturim jokio, nei cukraus, nei 3 in 1 gal koks nors. Kas čia va toks yra įdomu? Mongolian milk tea. Mongoliška nacionalinė pieniška arbata. Baked beef. Kepta jautiena. Baked vegetable stuff. Čia parašyta healthy, tasty, ready food. Sveikas, skanus, paruoštas maistas. Ryžiai su jautiena. Turvaljin rice with kidney meat. Jak! Ryžiai su inkstais. Inkstų mėsa. Ir čia mes turim, čia yra paštetas, čia yra kepenų paštetas. Liver mash, taip ir yra. 280 gramų 1 porcija. Tai čia yra daržovės, faktiškai daržovė prie mėsos gali pasiimti, o čia standartiniai patiekalai. Gali valgyti visą laiką arbatos ir užsitepti kepenų paštetą. Maisto tikrai sočiai, maistas yra įvairus, porcijos didelės. Gėrimai turim pasirinkimui kavą, turim pasirinkimui arbatą nacionalinę, turbūt, kurią ten visi labai mėgsta. Cukraus nėra, papildomai nėra baliklio, bet turbūt jo ir nelabai nori. Kas nors turim galėtukų, kaip duonos pakaitaliuką tokį. 1 šokoladuką turim, aišku, mes jį galim pasidalinti, jis jau ir taip, matau, padalintas į 2 dalis. Turim užsitepti paštetuko pusryčiam kokiem nors. Turim ką pasišildyti, turim su kuo valgyti ir su kuo nusivalyti užpakaliuką. Ir net burnytę galim nusivalyti, nes 2 yra. Ir turim, aišku, maišelį, kur susipakuoti. Galėtų būti daugiau užkandukų kažkokių tai, pagraužti po keliu, bet aišku, turim, turim. Ir šokoladas yra tik tai. Tai galėtų būti daugiau kokių šokoladukų. Pagraužti tokių energetinių. Ir kažkoks šalto galbūt atsigert būtų smagu, bet šiaip ne pats blogiausias variantas. Svarbiausia, pakuotės tai yra. Ir čemodanas koksai. Kaip nešiojamo kompiuterio faktiškai. Labai man jisai patinka. Homemade tea. Mongolian rock salt yumts. Millet and barley. Traditional tea making with ori oil-free milk. Mongoliška, tradicinė, pieniška arbata. Jos čia yra daug. Matyti, yra labai mėgstamas gėrimas tradicinis, tokie balti milteliai. Gal dėl šitų baltų miltelių taip sunkiai ir keliavo jisai į Lietuvą. Užpilkime karšto vandenėlio. 170 ml. Gerai, kad šitam davinėje turime šaukštelį. Kvapas tai visai neblogas. Taigi štai taip atrodo ta balta arbatytė pieniška. Ui, toksai surus pienas su priemaišomis. Įdomus skonis. Negaliu pasakyti, kad blogas, jokios chemijos nesijaučia. Būna kaip daviniuose geri kažkokį tai, kad ir kavą paėmė, tokia kava su, velnės chemija. Tiesiog geri ir jautis chemija. Druska, pienas ir miltų priberta biškutį. Ne buljonas. Jis nėra riebus. Šaltą dieną tikrai super. Labai atgaivina, sušildo ir pasisotinė. Tokį gerimuką. Ne veltui jo daug yra pridėta čionais. Tas pieniškos arbatos ir matyti labai mėgstamas yra gėrimas Mongolijoje. Šitas super. Tikrai užskaitau. Galima drąsiai dėti bet kurį kitą. Labai puikus elementas būtent tokiems daviniams. Sušilt greitai numalšint alkį, troškulį ir šaltį. Bomba. Užskaitom. Pašilusi mėsa su daržovytėmis, taip gražiai supjaustytos tvarkingai bulvytės, mėsytės gabaliukai, morkytė matau, atrodo tikrai labai skaniai. Mėsa ne aukščiausios kokybės,
Matome subproduktai. Tokių gleivių pilna. Skonis normalus. Nėra jokių priemaišų, ataskonių. Tik tai tiek, kad, tikrai galėtų būti mėsa ir geresnės. Be visų šitų subproduktų, kremzlių, gleivių. O šiaip tikrai skanu. Plovukas. Irgi atrodo pakankamai gerai. Ryžiai sulipę biški. Kažkoks toks įdomus kvapas. Šlapio šieno. Čia arkliena gal? Bet beef buvo parašyta. Turi kažkokį tokį prieskonį. Negaliu pasakyti, kad jis nenatūralus. Tokios neprižiūrėtos avienos, kaip sako, prastos avienos. Valgoma, bet ryžiai sprangoki. Čia yra tie trikampiniai ryžiai. Nėra šlykštų. Tikrai nėra bjauru. Visai neblogai. Jek, koks paštėtas. Ragausi? Ne kažką paštėtukas. Skonis ne kažką. Sausainukai. 1:1 gaidelis. Superiniai. Nekieti. Nebyrus, netrapus. Didžiausia problema, kad jie yra saldūs. Reiškia, mes neturime neutralių duonytės pakaitalo. Ant saldžių sausainikų mes turime tepti ir paštetą, ir visus šituos skanius konservukus, patiekalus turime irgi užsikasti saldžiais sausainiukais. Šiaip prie tos pieniškos arbatos, tai irgi saldaus nelabai norėtum, bet aš manau, kad Mongolijoje tiesiog jie derina. Yra sausainis kaip sausainis ir nesvarbu sūrus saldu. Tu nori sausainio, pasiimi sausainį. Lygiai taip pat kaip kaime. Tikrai labai skanus sausainiukai. Ragauk sausainiukai, žinau, skanus. Kad sausainukas nebūtų toks brangus, pasidarykime kavos. Kava 3-in-1 Instant Coffee Mix. Tai yra 3-1 kavytė. Turime 3 pakelius, gerkime į valias. Dar turėtum kažką tai taip šiaip šalto užsigerti, izotoninė būtų iš vis gerai. Tikrai nėra tokia, kaip būtų visiškai ta prasta, kur geri ir nori išpilti iš karto. Tuose kitose sausose maisto daviniuose. Čia netgi geriau nekokie iš parduotuvės dabar, ką nuvažiuotum, nusipirktum tikrai tokia skanesnė, atrodo, gyvesnė ta kavytė. Na ir pažiūrėkime šokoladukas prie kavos. Golden Gobi, belgiška kokybė. Oi, žiūrėk, koksai. Man jau čia 2 gabaliukai, bet iš tikro čia jis lūžęs yra per pusę jau. Mano vienas draugas darė projektą kariuomenėje, kuris vadinosi Karas ne romantika. Daug kas, ir turbūt iš jūsų, kas žiūrite šios epizodus, jums irgi kariuomenė, karyba asocijuojasi su tam tikra romantika kažkur tai. Tačiau čia mes darom klaidą, karas tikrai yra ne romantika. Mongolijos pasienio apsaugos tarnyba. O čia, žinokit, ryte, stepėse, puodukas kavos, šokoladukas ir gražūs vaizdai į dykumą. Ko ne romantika? Kad nešiukšlintum stepių. Šiukšlyte susidedi į maišelį. O ko nesuvalgiai, dedi atgal į kelioninį lagaminą ir keliauji toliau per stepes ant arklių. Pakankamai gausus Mongolijos pasienio apsaugos kelioninis lagaminėlis 24 valandoms. Matosi, kad buvo pasistengta, turim ir šiukšlių maišelį, ar kažkokį tai priedų maišelį, šiek tiek servetėlių ir įrankių. Kokybė, aišku, taip, pigiai viskas, bet ko norėt. Gyventojų tai yra tiek pat, kiek Lietuvoje, o pasienės yra 5 kartus ilgesnės. Ir infrastruktūra pasienio toli gražu ne kaip Lietuvoje. Turime viriklėlę ir 3 šildymo sauso kūro tabletytės, turime 4 konservukus, turbūt visur nepasišildysim, tuo labiau neužsivirsim vandenėlio, reiškia reikės kurtis laužą papildomai. Tai ta viriklytė kaip ir praranda prasmę. Turime visą krūvą nacionalinio gėrimo, kuris yra bombastiškas. Netgi, sakyčiau, galima pakeisti užkandukus. Jeigu tu žvarbę dieną, baltos pieniškos arbatos gurkšteliai ir geriau negu izotoninis gėrimas suveikia tikrai ir sotus, ir energingas, gali toliau šuoliuoti ant arklio ir žiūrėti
ieškoti, ar kas nors nekerta tavo sienos. Sausainukai gaila, kad jie tik tai yra saldus. Jeigu būtų sūrių arba be skonio, tai būtų tikrai geresnė duonytė, bet vėlgi sunku spręsti, nežinant to šalies papročių. Vat manau, kad pieniška arbata yra tai, ką jie geria pastoviai Mongolijoje ir užtat jos yra daug. Maisto yra daugiau negu sočiai. Šarūnui dar kartą galim pažymėti, kad kalorijų prasme tai yra daugiau negu amerikietiškas siūlo 24 valandom. Labai skani kavytė. Iš esmės visai neblogas davinukas, tik tai galėtų būti kiek inovatiškesnis. Tokių naujovių norėtųsi. Pakuotė šio konservo yra minkšta, tad suvalgius galima suspausti ir jis neužims tiek vietos, kiek kad standartiniai tie senoviniai konservai. Galėtų būti ir maišelis kažkas tai tokio inovatyvesnio, įrankiai galėtų būti geresni, bet vėlgi klausimas, koks yra biudžetas. Bet vis tiek geriausias viso šio davinio elementas tai yra šis kelioninis lagaminas. Jis yra ir daugkartinis ir gali pastoviai jį papildyti. Čia viską suvalgiai, artimiausiam kaime gali nueiti, prisikrauti kiaušinių, lašinių ir keliauti toliau. Visai neblogai ir svarbiausia, gražiai atrodo.